Sveiki, aš Jonas Brazys ir su jumis kino naujienų laida 25 kadras. Praėjusį penktadienį kino teatrus šturmavo ketvirtoji Jackass dalis – Bad Grandpa. Ji, kaip ir praėjusius 3 Jackassų kūrinius, režisavo tas pats žmogus – Jeff Tremaine. Na, o dabar sukaupęs šitiek patirties dirbant su bepročiais, jis ruošiasi persėsti į meninių filmų kūrėjo kėdę. Pirmasis jo kūrinys – biografinė drama Dirt. Tai juosta pasakojanti 80-ųjų roko grupės Mötley Crüe istoriją, nuo pradžios grojant vietiniuose baruose iki koncertų didžiausiose arenose. Taip pat žadama nenutilėti ir apie grupės narių absoliutų sex, drugs and rock'n'roll gyvenimo būdą. Californication scenaristas Tom Capinos šiuo metu šlifuoja filmo scenarijų, kuris buvo rašytas remiantis Mötley Crüe autobiografiją The Dirt – Confessions of the World's Most Notorious Rock Band. Grupės narių parašyta knyga jau seniai buvo filmo kūrėjo akiratyje. Pats Jeff Tremaine prisipažino, kad nuolat sulaukė daug pasiūlymų režisuoti filmus, tačiau Dirt jį sudomino dar 2001-aisiais, kai scenarijų pamatė ant MTV film stalo. Pirmasis Jackass filmas dar tik buvo planuojamas, kai Dave Gale iš MTV Films pasakiau, kad nori režisuoti Dirt. Žinoma, sarkastiškai pasakė jis, nes tuo metu jis netikėjo mano, kaip režisieriaus talentų. Džiaugiuosi, kad filmas taip ir nebuvo sukurtas, nes šiandien aš žinau, kad esu pasirengęs ir tikrai tinkamas šiam darbui. Dėjau visas pastangas, kad jį gaučiau, pasakojo Jeff. Filmavimo darbai turėtų prasidėti jau kitų metų pradžioje. Naujame scenaristo ir režisieriaus Dan Aykroyd filme išvysime kiek netikėtą šeimyninį duetą. Filme Little Rooty Tooty tėvą ir sūnų vaidins Oskaro laimėtojas Christopher Walken ir dainininkas Lenny Kravitz. Walken vaidins savo žmonos gedintį veteraną džiazo muzikantą. Nutraukę muzikinės gastroles po Europą, tėvą prižiūrėti namo grįžta jo sūnus su savo žmona. Sonny elgesys darosi vis maniakiškesnis ir destruktyvesnis. Trijulė bando funkcionuoti kaip normali šeima, bet įgimtas egocentrizmas priveda iki tragiškos kulminacijos. Filmavimo darbai turėtų prasidėti jau sausio mėnesį. Na, o kada filmas pasieks kino teatrus, kol kas nėra aišku. Jesse Eisenberg ir Kristen Stewart dar kartą susitiks vienoje filmavimo aikštelėje. Šis duetas jau dirbo kartu prie vieno projekto 2009 metais. Tai buvo Adventureland. Na, o dabar dirbti kartu juos sukvies nauja veiksmo komedija American Ultra. Naujoje Project X režisieriaus Nimo Norizadei darbe Eisenberg vaidins nuolat apsirūkiusį ir visiškai nemotyvuotą jaunuolį vardu Mike, kuris kartu su savo mergina Phoebe, kurią vaidins Stewart, gyvena mažame miestelėje. Porelės gyvenimas staiga virsta aukštyn kojomis, kai Mike atsiduria valstybės operacijos taikinyje. Paprastai kalbant, American Ultra bus linksmiausia, ką galite patirti nenaudodami narkotikų, fejerverkų ar rapsų aliejaus, sakė prodiuseris Anthony Bregman. Komedijos filmavimo darbai prasidės jau 2014 balandį. Jau gruodžio mėnesį futbolo fanatikai galės papildyti savo DVD kolekciją naujovių filmų apie legendinę 90-ųjų Manchester United kartą The Class of 92. Savo prisiminimais apie laikotarpį tarp 1992 ir 1999 sutiko pasidalinti tokie žaidėjai kaip David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes, Nicky Butt ir broliai Neville. Beckham neslėpė savo džiaugsmo dėl šio filmo. Laikas praleistas su šiais vaikinais Manchester United klube yra svarbiausias mano karjeroje. Mes užaugome žaisdami kartu, tapome lyg šeima. Visi atėjome iš skirtingų pasaulių, bet su vienodu tikslu – laimėti. Galiausiai tai, ką mes pasiekėme, pralenkė net didžiausius mūsų lūkesčius. Man buvo malonu kurti šį filmą, vėl susėsti su vaikinais ir atvirai pasikalbėti apie kartu praleistą laiką, sakė Beckham. The Class of 92 pasirodys jau gruodžio 1, tačiau jis bus rodomas tik keliose kino teatruose. Na, o gruodžio 2 dieną jau galėsite įsigyti šio filmo DVD. O kokios sportinės komandos gyvenime labiausiai norėtumėte išvysti jūs? Pasidalinkite apie tai komentaruose. Su jumis atsisveikina kino naujienų laida 25 kadras ir aš, Jonas Brazys. Tačiau nepaliekame jūsų vienų. Su jumis naujausias The Hobbit – The Desolation of Smaug anonsas. Silver fountains. The king of carven stone.
king beneath the mountain shall come into his own. And the bells shall ring in gladness at the mountain king's return. But all shall fail in sadness, and the lake will shine and burn. You have no right. No right to enter that mountain. I have the only right. What is this place? The desolation of Smaug. Destroy the dragon. Take back your homeland. The dwarf will never be king. Our time has come again. It is not our fight. Are we not part of this world? You seek that which would bestow upon you the right to rule. The Arkenstone. What's that? That, Master Burglar, is why you are here. They are in grave danger. The world is in grave danger. I fear for you. If this is to end in fire, then we will all burn together. You can't give up now! It never ceases to amaze me. The courage of hobbits.